Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki, mielieji! Šratinuko pasakėlių radijo laidelės klausytojai. Labai džiugu vėl su jumis sveikintis po savaitės. Su jumis ir vėl esu aš Dalė. Ir spėkite, kas šį kartą su manimi bus šios savaitės laidelėje. Aną savaitę, primenu, buvo Klementina. Mes su ja linksmai susitikome po smagių vasaros atostogų, pakalbėjome, kaip jai sekėsi. Ji pasakoja apie savo nuostabias atostogas prie ežero ir kaip stebėjo žvaigždėtą dangų. Ir netgi mes visą laidelę paskyrėme, kalbant apie žvaigždės. O šį kartą su manimi bus Kotryna. Ar atsimenate ją ir ar pasiilgote jos? Sveika, Kotryna. Labas. Na, kaip tau šį vasarą praėjo? Dar nebuvom pavasarą susitikę? Gerai, šiaip buvau daug kur išvažiavus. Kur? Į Estiją, į Vilnių dainų šventėje buvau. O, tai labai smagiai praleidai laiką. Na, o su draugais ar su klasiokais buvai susitikusi? Retkarčiai su draugais susitikdavau, bet taip daugelio klasiokų nelabai ir mačiau per vasarą. Tai turbūt jų pasiilgai ir naujieji mokslo metai prasidėjo labai smagiai vien todėl, kad susitikai su pasiilgtais klasiokais. Na taip, visai pasiilgau jų, bet jau šknis pradeda. Na, nieko tokio, juk vis dėlto dabar tu jau esi didelė mergaitė. Pasisakyk visiems mūsų radijo klausytojams, į kelintą klasę eini. Aišku, kad didelė, tai į 9. Jau tu štai ir 9-okė. Šauna. Na, bet mes dabar kalbėsim ne apie mokyklą, ne apie klases, ne apie bendraklasius, o apie visai kitus dalykus. Tačiau prieš tai turim išsiaiškinti praėjusios laidelės mįslę, kurią uždaviau anos laidos pabaigoje. Ir ta mįslė skambėjo štai taip. Juoda kalaitė visus kampus išuostinėja. Kotryna, ar žinai, kas yra ta juoda kalaitė, kuri visus kampus išuostinėja? Nežinau, gal nakties dangus, juk tamsus jis būna. O ką jis uostinėja? Nežinau. Taigi, kad tai yra visai ne nakties dangus. Aš ilgai nevilkinsiu laiko ir iškart pasakysiu, kad tai yra šluota. Na, čia mįslėje yra juoda, bet šluotos juk nebūtinai būna juodos. Nebent labai daug purvo su ją šlavėte, tai ji net ir pajodavo. Kotryna, ar dažnai tvarkaisi ir tvarkydamasi naudoji šluotą? Dažniau naudoju dulkių siurblį, bet kai dulkių siurblį sugenda arba nėra elektros, tenka ar šluotą panaudoti. Na štai, apie tokį būdą, apie dulkių siurblį, kas atsitinka, kai geras patikimą šluotą išmainai į dulkių siurblį. Štai apie tai mes pasaką ir išgirsime. Tai yra tos pačios autorės, kaip ir praėjusią laidą girdėtos pasakos, Grozdanos Olujič pasaka Stebuklingoji šluota. Ir mes greitai ją išklausome ir sužinosime, kasgi čia per stebuklingą šluotą ir dar šitą daugiau. Viename mieste vis daugėja šiukšlių, gyvas vargas. Ko tik nebandė žmonės griebtis, kad iškuoptų miestą, niekas negelbėjo. Gatvėse buvo pilna popiergalių, bulvių, rūpenų ir visokių kitokių atmatų. Skersvėjai žarstė dulkes ir suodžių žmonėms į akis ir ausis. Šeimininkės net langų neatidarinėdavo, bet vėjas vis vieną prineždavo dulkių į kambarį. Tiesiog gaila buvo žiūrėti į papilkėjusius medžius ir gėles, kurios čia pat nuvyzdavo vos tik prasiskleidus žiedui. Bet dar liūdniau buvo matyti senelius ir vaikus besistengiančius įkvėpti bent gurkšnelį gryno oro. Paukščiai, kurie dar buvo likę mieste, niūrūs tupėjo ant pilkų medžių šakų, nesiryždami net skristi, nei snapą praverti. Ne, ilgiau šitaip negali tęsti, kalbėjo moteris, nebeįstengdama švariai skalbti marškinius ir paklodės. Reikia kažką daryti. Išmušė paskutinioji valanda, dūsavo močiutės ir seneliai, pasivesdami anūkėlius iš gatvės ir matydami ant jų veidukų tamsiai pilkas apnašas.
Reikia kažką daryti, šaukė visi vienu balsu. Bet nei šlavėjai, nei gatvių laistytojai nebepajėgė atremti šiukšlių antplūdžio. Nors dieną naktį šlavė, laistė, plovė ir valė gatves. Vienas purvo sluoksnis gulė ant kito ir tiesiog žmonių akise augte augo. Jeigu taip tęsis toliau, svarstė gyventojai ir miesto galvos, šiukšlių kalnai šauks iki stogų ir užvers mus visus. Tad visi kaip vienas čiupo šluotas ir kastuvus į rankas ir ėmėsi darbo, bet šiukšlių kalnai vis vieną dildėjo, lyg pasityčiadami iš visų žmonių pastangų. Ypač lydėjo berniūkščiai, priversti dabar sėdėti namuose, o tik pro langų žiūrėti į buvusias savo žaidimo aikšteles. O visų liūdniausia buvo vienam pasišiaušėliui, mažam berniukui. Jis keletą mėnesių iš parduotuvės nešiojo susirgusiai kaimyniai duoną ir pieną, o ji padovanojo jam gražų geltoną sviedinį. Dabar tas sviedinys gulėjo niekam nereikalingas po lova, kadangi žaidimo aikštelė kieme buvo visa užversta šiukšlėmis. Ak, kad turėčiau stebuklingą šluotą, Atsidūso berniukas. to jau pat iššluočiau visas gatves, visas aikštes, visus stadionus ir parkus. Močiutės turėtų kur pasivaikščioti, mergaitės pašokinėti per virvutę, o berniukai pažaisti futbolą. Vos tik berniukas pagalvojo, kažkur už spintos staiga pasigirdo keistas šnabesys. Kas čia dabar? Krūptelėjo berniukas, bet pasidrąsino ir priėjo prie spintos. Aha, vadinasi, čia tu nutarei pasivaikščioti. Nusijuokė jis, pamatė seną visų užmirštą šlatikę, su kuriais padėdavo mamai tvarkyti kambarius, kol jie dar nebuvo nupirkę dulkių siurblę. Nurimęs berniukas sugrįžo prie lango, bet netrukus šlatikė pati priejo, prisiglaudė prie kojas ir tarė. Tai pradedam? Ką pradedam? Nusijuokė berniukas, juk šluota buvo tokia nedidukė, tokia senutė, kad su jėvos lenksti pašluotum arba kilimėlį kojoms valytis priešais duris, bet ji buvo kantri ir atkakli. Pradedam, Kartojo šlatikė. Svarbiausia pradėti, o toliau viskas eis kaip iš pypkės. Kalbinėjo berniuką, kol pagaliau jis išėjo su ja į gatvę ir pradėjo šluoti. Ak, kaip gardžiai visi juokėsi iš jo, kaip tyčiojasi iš jo gatvės ir kaimynai ir viso miesto gyventojai. Su tokia šluota netgi dulkių nuo batų nenusivalysi, išsišėpė iki ausų artimiausias kaimynas. Negi nematai, kad ji toliau pati subirės. Oi, neišlaikysiu. Juokėsi vyriausias išlavėjas, net pilvas jam kratėsi. Mes čia plieninėmis šluotomis niekaip negalime veikti šiukšlyną, o jis eina į mūšį su nutiliušusią naminę šluotikę. Oi, neišlaikysiu. Dabar jau juokėsi visa gatvė, visas miestas, o purvo ir atmatų vis daugėja ir daugėja. Žmonės jau lygi kelių klimpo į purvą, nors plieninės ir guminės šluotos pilnos vandens žarnos, taip įmanydamos drąsiai negailestingai grūmėsi už švarą mieste. Žiūrėdamas jas, berniukas susigėdo ir nuleido galvą, bet jo šluotikė išdidžiai tarė. Nepaisyk jų, tegu sau juokėsi. Jų širdis ne ką švaresnės negu gatvės, dėl to ir negali įsivaduoti nuo šiukšlių. Šluotikė berniuko rankoje pati sujudėjo, jam nieko kito neliko tik vėl imti šluoti. Ir staiga įvyko stebuklas. Šiukšlės pačios ėmė bėgti nuo šluotos, pasirodė švarus gatvės paviršius, pradžioje mažytis, gal nosinės dydžio, bet vėliau jau kambario ir dar didesnis. Berniukas šlavė toliau ir kai gražiai įsišlavė gatvę priešai savo į namą, nuėjo prie kaimyninę ir ten ėmė šluoti. Kasgi čia dabar darosi, žmonės? Ėmė šaukti vyriausias iššlavėjas. Su tokia šluota kilimėlė priešais duris dorai neišvalysi, o jinai, žiūrėk, iššluoja viską. Net plieninė šluotos to negali nušluoti. Čia kažkas man neaišku. Vyriausias iššlavėjas įtartinai kreipė galvą. Žioplių minė kaip mat apspito berniuką su šluota. Nagi duok man ją pasižiūrėti, tarė vienas dykinėtojų. Fui, mano babutė turėjo tokią šluotą, bet kai mes nusipirkom dulkių siurblį, to jau pat ją išmetėm lauk. Minė aplinkui ėmė kvatotis ir berniukas paraudo. Jo šluotikė iš tikrųjų atrodė apgailėtinai, bet kaip jis šluoja, jis stipresnė už visas šiukšles. Berniukas išdidžiai pakėlė galvą ir išgirdo šluotikę šnabždesį. Vaikykis, niekam neatiduok manęs. Vos tik šluota suspėjo perspėti, išnyro iš minios kažkieno letena ir išplėšė ją berniukų iš rankų. Aplink susibūrė žmonės suvilnijo, sūžė. Duok ją čia, duok man, pasigirdo balsai iš visų pusių. Ir aš noriu apišluoti aplink savo kiemą. Žmonės stumdėsi, pykosi, atiminėjo vienas iš kito šluotikę, o šiukšlių vėl ėmė vis daugėti.
Staiga Šlotikės ištrūko iš minios ir pakilo aukštyn į viršų. Gaudykite! Suklikė pilta minia ir pasileido paskui Šluotą. Bet kiek ją besivaikė, nekaip negalėjo pačiupti. Šlotikė visus spėdavo išsisukti. Taip jie pribėgo miesto pakraštį, kur prasideda laukai, bet Šluotos taip ir nepagavo. Bet Šluota, nubrėžusi ore dailų lanką, švelniai nutupė prie pasišiaušėlio berniuko kojų. Dabar jau niekas nedrįso atimti jos iš berniuko. Žmonės stovėjo aplink ir žiūrėjo, tarsi ko laukdami. Kol viena moteris pagaliau tarė: duok man vaikelį tą Šlotikę, pašluosiu ligoninės kiemą, kad vargšai ligoniai galėtų bent langus atsidaryti. Moteris dar nespėjo nutilti, o Šlotikė pakilo ir skriste nuskrido prie jos. Bet anksčiau negu spėjo priskristi, ją pačiupo kažkieno ranka. Pirmiausia, aš savo kiemą įsišluosiu, o tada jau tu, boba, šluok savo, kur tik tai nori. Šūktelėjo įžulus susuotas akiplėša ir nudūmė prie savo namo į savo kiemą. Bet vos tik pribėgo prie vartų, Šlotikė ištrūko jam iš rankų ir nuskrido atgal pas moterį, kuri norėjo pašluoti ligoninės kiemą. Veltui akiplėša ją vijosi, veltui keikėsi, Šlotikė niekaip nepasidavė pagaunama ir vis išsprūsdavo jam iš rankų, kad suspėtų pas tuos, kas rūpinosi ne vien tik tam kartui. Lakstė akiplėša paskui ją ir lakstė, kol iki žilų plaukų prisilakstė, jos taip ir nepavijo. Ei, o gal kas žino, gal jis iki šiolį vis tebelaksta? Šratinuko pasakėlės. Na štai, išklausėme labai įdomios ir tikrai įdomios, net ir man jį labai patiko pasakos. Ir iš karto noriu užduoti klausimą Kotrynai, kaip tu ją supratai? Tai kodėl Šluota nuo berniuko nebėgo, nuo moters, kuri norėjo iššluoti ligoninės kiemą, kad ligoniai galėtų bent jau langus atsidaryti, nebėgo, o nuo štai to vyriškio, kuris griebėsi ją savo, kad tik pirmas savo kiemą įsišluotų, paspruko. Na, kaip suprasti, kas tai Šluotai čia užėjo? Šluota nenorėjo, kad ją naudotų blogiem tikslam. Ji norėjo būti panaudota gerai valiai. Bet tai, pavyzdžiui, ar blogas tikslas buvo to vyriškio, kuris sakė, kad jis nori įsišluoti pirmiau savo kiemą, o tik tada ligoninę? Kas čia yra blogo? Kad jis norėjo pirmiau įsišluoti, galėjo paprašyti, kad tu įsišluok pirmą ligoninę, o tada aš įsišluosiu savo kiemą, jeigu taip galima. O koks skirtumas, jų galiausiai būtų ir tas iššluota? Kodėl, pagal ką čia yra nustatomas pirmumas? Kas, nežinau, žmonėm geriau, jeigu ligonėm reikia gryno oro, švaros, o ne purvino kiemo kažkokio. Ir tai padėtų žmonėm, o jo kiemas negi padės kitiems žmonėm. Na taip, aš manau taip pat kaip ir ta Šluota, kad svarbiausia yra draugiškumas. Pirmiausia, turime padėti kitam, o paskui jau žiūrėti savo to gerumą. Žinoma, nereikia savęs pamiršti, tačiau visuomet reikia atsižvelgti ir į kitus, taip pat būti labai draugiškiams. Nu, kaip manai, čia dar buvo toje pasakoje parašyta, kad tasai usuotas vyras, paskui tą Šluotą, paskui lakstė ir dar po šiai dienai tebe laksto. Kaip manai, ar dar laksto, ar nebe? Tai tikriausiai, kad dar laksto. Tačiau šiukšlių juk nebėra tiek daug, kaip štai buvo parašyta, kad kalnai didžiausi. Na, nežinau, kurios dingo. Gal kitą Šluotą susirado žmonės. Tos senos Šluotos, kurios buvo iškeistos į dulkių siurblius. Ar dabar Kotryna įsitrauksi savo seną Šluotą ir pakeisi ją vietoj dulkių siurblio? Taip, aišku. O kur dėsi dulkių siurblį? Nu, nežinau, gal paliksim, gal kartais ir prireiks jo. Taip, juk niekada negali žinoti, kada prireiks stebuklingo dulkių siurblio. Ir štai bus apie jį sukurta netgi pasaka Stebuklingasis dulkių siurblys. Ir mes galbūt ją kada nors ir perskaitysime Šratinuko pasakėlėse. Na, o dabar, kadangi jau kalbam apie tvarką ir draugiškumą, norėčiau dar Kotrynos paklausti. Tu jau sakei, kad tvarkai savo kiemą,
šluoji, sirbi. O kaip štai su tuo draugiškumu ir kaimynų kiemais? Ar padeda kaimynams? Nebūtinai tvarkytis, bet apskritai kokius nors darbus dirbti. Na, jeigu paprašo, tai aišku, kad padedu. Nebūna taip, kad aš pirmiau pasidirbsiu savo, tada ateisiu jums padėti. Na, jeigu reikia žmogui padėti, tai aišku padeda. O namuose tai aš visą laiką viską padarau. Ir nelieka tų, kad pirmą savo padarysiu, paskui jums. Tai labai man smagu, kad tu esi tokia draugiška ir paslaugi kitų atžvilgių. Na, galbūt šiandien mums kalbėti apie tai jau bus gana. O aš norėčiau užduoti mįslę artėjančiai laidai, kad jūs galėtumėte pamastyti apie jos įminimą ir galbūt atspėti temą, apie ką mes kalbėsime artėjančią kitos savaitės laidą. Ta mįslė skamba štai taip. Mėsos šmotas, vinių prikaltas. Kartoju dar kartą tiems, kurie gerai neišgirdo ar tik dabar sukluso, kad kažkas čia užduoda mįslę. Taigi, mįslė. Mėsos šmotas, vinių prikaltas. Galbūt, kad būtų jums truputį lengviau, kas nežinote, kas yra tas šmotas, tai yra gabalas, mėsos gabalas, vinių prikaltas. Taigi jūs pamastykite apie šią mįslę, o mes su Kotryna atsisveikiname ir linkime jums geros likusios savaitės ir iki susitikimo. Iki. Čiau. Su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.